Taip, aš esu Justina Liutkauskienė ir seniai svajojau apie grafikos dizaino studijas, tad taip atsidūriau BITE, kuriame prieš savaitę ir baigiau skaitmeninio dizaino kursą. Kurso metu kūriau XUI dizaino projektą šeimos verslui, kuris gamina natūralią kosmetiką iš natūralių ingredientų bei puoselėja bitininkystės tradicijas ir į savo kosmetiką įtraukia bičių vašką ir medų. Išsikėlėme tikslą atnaujinti internetinį puslapį, praplečiant vizualinį stilių, bet nekeičiant esamo produkto logotipo. Tai, kaip matote, produkto pakuotės buvo juodai baltos, tad praplėtėme spalvų paletę į šiek tiek ryškesnes spalvas, kurios asocijuotųsi su ankstyvos vasaros pieva, iš kurios bitės renka medų. Taip pat remiantis atliktų tyrimų, pamatėme, jog yra tendencija, jog vartotojai mieliau renkasi kosmetiką, kurią atvaizduoja žmonės kuo natūralesni, realesni su savo visais netobulumais. Tad ir internetinėme puslapyje būtent naudojame tokias nuotraukas. Tipografika ir spalvos, na ir pereiname į internetinį puslapį. Tai yra galutinis vaizdas. Kaip matote, čia yra pagrindinis puslapis, iš karto vartotojas supažįstina su populiariausiais produktais. Čia galite matyti, kuo produktai yra išskirtiniai nuo konkurentų. Ir iš karto pateiktas tos prekės, kur yra su bičių vašku. Taip pat į internetinio puslapį įtraukime video vizualinį elementą, kuris atitinka ir tekstinį elementą ir atvaizduoja, kad kosmetika tinka visų amžių grupėms. Taip pat socialiniai tinklai bei prenumerata. Taip pat buvo atliktas testavimas ir testavimo metu pamatėme, jog vartotojas sunkiai atranda tam tikrą prekę. Todėl buvo pervalytas svetainės medis ir sukurtos kategorijoms subkategorijos, kad vartotojas galėtų lengviau atsifiltruoti norimą prekę. Taip, tai šiuo metu galime nueiti į veido kremų ir serumų skiltį, kurioje galime atsifiltruoti norimai odai prekės bei rūšiuoti. Čia pats kategorijos puslapis, na ir nuėjus į prekės puslapį, taip pat buvo pastebėta testavimo metu, kad prekių informacija buvo pateikta per daug vientisai, tad mes ją sukategorizavome, kad vartotojui būtų lengviau perskaityti visą informaciją ir surasti norimą informaciją. Įtraukėme ir atsiliepimų skiltį. Čia galime keisti ir kiekį, didinti, mažinti, na ir įdedame prekę į krepšelį. Tai tiek apie patį internetinį puslapį. Pats internetinis puslapis buvo pritaikytas ir mobiliai versijai, tad mobilios versijos dizainą kviesiu apsilankyti savo Behance platformoje ir ten atidžiau pažiūrėti mano patį projektą, tyrimą ir visą dizainą. Ačiū už dėmesį ir gražios jums dienos.